Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos, aš esu pastorius Mindaugas Pikūnas. Vienas Permės medicinos akademijos docentas tyrinėjo rašytojo Nikolajaus Gogolio ligos istoriją, jo mirties aplinkybės ir išanalizavo 439 su tuo susijusius dokumentus. Štai trumpa ištrauka iš jo komentarų. Anot šiandienos ekspertų, Gogolis sirgo maniakinė depresinė psichozė, o buvo gydomas nuo meningito. Iškart po konsiliumo nuo 15 valandos daktaras Klimenkovas ėmėsi gydyti meningitą tais netobulais metodais, kurie buvo taikomi XIX amžiuje. Ligonį prievartą pasodindavo į karštą vonę, o galvą apipylė lediniu vandeniu. Po šios procedūros Gogolį krėtė drebulys, tačiau jį laikė be drabužių. Atliko kraujo nuleidimo procedūrą. Prie ligonio nosies pridėjo 8 siurbelės, kad sustiprintų kraujavimą iš nosies. Elgesys su pacientu buvo žiaurus, ant jo šiurkščiai rėkė. Gogolis priešinosi procedūroms, tačiau jam skausmingai užlauždavo rankas. Po tokio gydymo, kabutėse, ligonio būklė tapo kritiška. Naktį jį ištiko amnezija. Vasario 21 dieną, 8 val. Ryto, rašytojo kvėpavimas ir kraujotaka sustojo. Medikų šalia nebuvo, prie jo lovos sėdėjo tik slaugė. Konsiliumas susirinko tik 10 val. Ryto, tačiau didžiai jų nuostabai rado tik lavoną. Akivaizdu, kad svarbu ne tik parinkti tinkamą problemos sprendimo būdą, svarbu yra ir žinoti pačią problemą. Nei vienas iš mūsų nenorėtume šiandien atsidurti Nikolajaus Gogolio vietoje ir būti gydomi ne nuo to susirgimo. Biblija, kalbėdama apie žmogų, aiškiai įvardyja jo problemą. Apaštalas Paulius rašė: Aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau tik tais blogio, kurio nenoriu. O jei darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai įvykdau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Laiškas Romiečiams 7 skyrius 18-20 eilutė. Žmonija kamuoja problemos susijusios ne su fizinė sveikata ar mūsų gyvenamąja aplinka. Problemos yra kur kas gilesnės. Mes žinome, kas yra gerai, bet neturime jėgų to padaryti. Štai žmonijos problema. Paulius sako, kad esame užsikrėtę nuodėmės virusu. Visi gimstame su nuodėme giliai mūsų širdyse. Gyvendami mes tik ištobuliname šį polinkį. Vieni jam visiškai atsiduoda ir elgiasi netinkamai, nebijodami nei Dievo, nei žmogaus. Kiti iš baimės bando slapstyti savo tikruosius širdies motyvus ir bando atrodyti padoriai. Dar kiti gyvena nuolatinėje įtampoje tarp to, kas yra gera, ir to, ką taip linksta daryti širdis. Atrodo, kad žinių apie tai, kas yra gera, mes tikrai galime gauti, tačiau suklumpame, kai reikia rasti vidinių jėgų įgyvendinti šitas savo žinias. Netikite? Paklauskite kiekvieno, kas naujųjų metų išvakarėse buvo pasiryžęs ateinančiais metais mesti rūkyti, pradėti mankštintis, mažiau užkandžiauti ar skirti laiko daugiau šeimai. Su sunkumais susidurime neprimdami sprendimus, o siekdami juos įgyvendinti. Giedokite Dievui
Biblijoje yra rašoma apie visko pradžią, taip pat ir apie mūsų problemos nuodėmės pradžią. Štai jums ištrauka iš pradžios knygos 3 skyriaus nuo 1 iki 7 eilutės. O žaltys buvo suktesnis už visus kitus laukinius gyvulius, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, vaisius nuo sodo medžių mes galime valgyti, tik apie vaisių medžio sodo viduryje Dievas sakė, jūs nuo jo nevalgysite, nei jo liesite, kad nenumirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad medis žadėjo duoti išminties, jis skynėsi jo vaisiaus ir valgė, davė jo ir savo vyrui buvusiam su ja ir jis valgė. Tuomet abiejų akys atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susisiuvo figmedžio lapus ir pasidarė savo juosmens aprišalus. Taip prasidėjo žmogaus nuopuolis. Velnias negalėjo žmogaus priversti nusidėti. Kas būdamas sveiko proto norėtų padaryti nuodėmę? Nebent jis būtų sužavėtas labai gundančių dalykų. Velnias surado šį dalyką ir tarė, jūs būsite lyg Dievas. Ieva parsidavė reklaminiai agitacijai. Štai jums yra atsakymas į klausimą, kokia yra žmonijos problema. Tai noras būti dievais. Nuodėmė negarbinti, o būti garbinamu. Nemylėti, o siekti būti mylimu. Ernest Cruz savo knygą apie anoniminius alkoholikus pavadino Not God arba Ne Dievas, nes svarbiausias dalykas, kurį priklausomybę turintis žmogus turi peržengti, yra giliai savo širdyje pripažinti, kad jis nėra Dievas. Jokios manipulacijos, kuriomis pasižymė alkoholikai, nepadės nugalėti problemos šaknies. Alkoholikas privalo pripažinti savo asmeninį bejėgiškumą ir atsiduoti į aukštesnės jėgos rankas. Anoniminių alkoholikų tarnavimo kūrėjai priėjo prie išvados, kad pirmiausia, žmogus privalo nustoti vaidinti Dievą ir leisti Dievui būti jo gyvenimo Dievu, o tai reiškia kasdieninį ar kartais net akimirksninį atsidavimą Dievui. Taigi, jei žmonijos problema susireikšminimas, tai pirmas žingsnis į šios problemos sprendimą yra pripažinimas, kad yra Dievas, o mes esame kūriniai. Patarlių knygoje Saliamonas rašo, pagarbi viešpaties baimė yra išminties pradžia ir šventojo pažinimas yra įžvalga. Patarlių knyga 9 skyrius 10 eilutė. Be Dievo nėra tikro pažinimo ir išminties. Atmetę Dievą mes liekame prie sudužusios geldos. Mes trokštame gerų dalykų, tačiau neturime jėgų tai padaryti. Net ir tada, kai siekiame kažko gero ir kilnaus, dažnai tai būna sutepta mūsų egoistiškais motyvais ir vėl to paties susireikšminimo. Dievas siūlo kitą kelią. Jono Evangelijoje 1 skyriuje 12 eilutėje randu tokius žodžius. Visiems, kurie jį, tai yra Jėzų, priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą. Šios eilutės kalba apie priėmimą Dievo į savo gyvenimus, patikėjimą Dievu, kurį apreiškė Jėzus, tapimą Dievo draugu, nusigręžimą nuo susireikšminimo ir pripažinimą, kad Jėzus yra Dievas, o mes esame jo kūriniai. Tačiau ar pastebėjote šiuose eilutėse žodį galia? Argi ne tokia yra žmonijos problema? Kaip tik apie šią problemą kalbėjo ir apaštalas Paulius mūsų jau anksčiau skaitytoje citatoje iš laiško Romiečiams, kur Paulius sako, mat aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Laiškas Romiečiams 7 skyrius. Nuodėmė atėmė iš mūsų tą galę veikti tyrais ir nesavanaudiškais motyvais. Dievas šią galę gali sugrąžinti. Šiandien skirkite laiko pagalvoti apie savo gyvenimą. Kur jūs siekiate būti Dievu? Kur jūsų geri darbai yra skatinami iš vidaus kylančio susireikšminimo. Jei turite galimybę, pasiimkite Bibliją rankas ir skirkite keletą minučių ją paskaityti. Užeikite į Dievo pasaulį ir su juo susipažinkite. Jis pakeis jūsų gyvenimą į gerą.